Šita teorija nėra išlaužta iš piršto. Tai, kad vėžį apskritai provokuoja gliukozės apykaitos sutrikimai ir tai, kad, pavyzdžiui, cukriniu diabetu sergantys tikrai pakankamai dažnai serga vėžiu ir tai yra įrodyta statistiškai, tai yra taip pat, tikrai ne paskutinis dalykas. Ir praktiškai, aišku, tai priklauso nuo to, iš esmės, kas darosi organizme, kokia biochemija, būtent vystosi tada, kada yra sutrikusi gliukozės apykaita. Tai kai daug cukraus vartojate, tai sudarai tokias kaip šiltnamio sąlygas, atsiradimui. Didelis cukraus kiekius tai yra šiltnamio sąlygos piktybiniam susirgimam. Dietologė Beatričė Karkliauskienė nevynioja tiesos apie cukrų į blizgius popierėlius. Ji tikrai žino, kad persaldintas mūsų gyvenimas yra tiesi kelionė į liūdną finalą. Vėžinė ląstelė labai mėgsta cukrų, kurio išradingieji konditeriai, vaisvandenių ir sulčių gamintojai, net duonos kepėjai į savo gaminius deda ne šaukšteliais, o saujomis. Štai kolega neša į sertifikuotą laboratoriją 4 mėginius gardžiausio maisto. 2 gabalėlius duonos ir 2 konditerinius gaminius, be kurių neapsieina nei vienas kalėdų stalas. Na gerai, saldumynai, bet duona kasdieninė, negi ir joje cukraus saujomis. Dabar deda tą cukrų ten, kur anksčiau jo nebūdavo. Tai yra didžiulė klaida. Tai yra tiesiog pataikavimas žmogaus skonio receptoriams, kad noras, kad būtų skanu, bet neatsižvelgiama į sveikatą. O pirmiausia, persisaldinus krenta imunitetas. Jeigu krinta imunitetas, reiškia automatiškai krinta mūsų ląstelių, leukocitų, limfocitų, vadinamų limfocitų killerių, žudikų funkcija. Jie nebesugeba atpažinti mutantinių ląstelių. To pasekoj ląstelės pradeda gyventi savo gyvenimą. Čia tas pats kaip valstybė. Jeigu ji turi silpną gynybos sistemą, reiškia atsiranda tam tikros grupės, kurios gyvena savo gyvenimą ir naudojasi valstybės gerų savo interesais, gerai, jeigu tai nesugriauna valstybės. O vėžys tai ir yra valstybė pilna ta žodžio prasme. Per metus vidutiniškai mes suvartojam 36 kg cukraus. Ir kas irgi labai svarbu pastebėti, kad iš tų 36 kg, tai tik 6 kg yra tiesioginis cukraus suvartojimas, kada pasiemėm su šaukšteliu cukraus ir įsidedam, pavyzdžiui, kavą ir arbatą. O likusieji 30 kg jie atsidūrė įvairiuose maisto produktuose. Cukrus vaisvandeniuose sudaro iki 1/3 buteliuko tūrio. Pramoninės gamybos sultyse, kurias peršam savo vaikams kaip gėrį, tas pats. Jo gausu sausuose pusryčiuose, netgi, kaip minėjau, duonoje. O dabar prisėskite tie, kurie duonos riekia, iki šios laidos laikėte sveiku ir būtino maisto produktų. Tyrėjai ištyrė mūsų pateiktą populiariausios duonos mėginį, nustatė, jog jame yra 9,5% įvairiausių cukrų. Suprantat, žmonės, 10% cukraus kiekviename duonos kąsnyje. Čia be tų 3 šaukštelių cukraus, kuriuos jūs susiverčiate į rytinę kavą arba arbato. O dar jeigu ant duonos neišvengiamai salstelėjusio, nes iš saldaus pieno pagaminto sūrio, tai išeina pyragėlis. Tik atrodo jis taip, lyg maitintumeis sveiku maistu be cukraus. Puiku. Sumuštinių duona. Gal joje mažiau cukraus? Tikrai mažiau. Tik 3,5%. Tik, kad jūs kur diabetas. Juk desertą valgydamas dar tvardaisi, mažais kąsneliais dalini, nes žinai, blogis. O duonelę valgai dideliais kąsniais, nes juk sveika. Maisto piramidės viršūnėje. Aha. Imame saldėsių. Skruzdėlynas. Prisėskite. Cukraus, o ne medaus. Cukraus 22%. Mano galva, tai jau tuomet geriau iš cukrinės pašlamšti ir pigiau, ir greičiau pasidarys blogą. Tas dar labiau tinka nacionaliniam vestuvių maistui šakočiui. 27,5%. Košmaras. Šie atradimai verčia mus nedelsiant imtis priemonių. Mes einame pas duonos kepėjus paklausti, ar jų receptuose be cukraus dar yra ir sąžinės.